Iranui naujausias diplomatijos etapas tęsiasi tiek Omane, tiek Pakistane. Irano delegacija atvyko į Islamabadą po techninių dėrybų Šveicarijoje ir trumpo sustojimo Omane. Tačiau net ir tęsiantis dėryboms, Iranas aiškiai parodo, kad vis dar laiko Hormūzo sąsiaurį tvirtai savo kontrolėje. Dabar keliaujame į Vašingtoną, kur prie mūsų prisijungė Benamas Benas Talebliu, vyresnysis bendradarbis iš Demokratijų gynybos fondo. Labą dieną arba labas rytas, jums dar vėlyvas rytas. Malonu būti su jumis. Ačiū. Abi pusės paskelbė bendrą pareiškimą. Visi susitarimai, pasak jų, susiję su Hormūzo sąsiauriu, turi visiškai gerbti Irano ir Omano, kurie ribojasi su sąsiauriu, suverenitetą. Paskelbus šį pareiškimą, kaip tai, žinote, atsiliepia Trumpo administracijai ir kitiems? Na, aš tikrai manau, kad Trumpo administracija turėtų ir privalo į tai atkreipti dėmesį, nes pagrindinis susitarimo memorandumo su Islamo Respublika tikslas yra atverti Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo pagrindinis veiksnys privertęs administraciją sėsti prie derybų stalo ir taip greitai tiek daug nusileisti. Per šį 60 dienų laikotarpį, kai Islamo Respublika ir Amerika derasi dėl perėjimo nuo susitarimo memorandumo prie galutinio ar didesnio susitarimo, šios derybos, šis susitikimas tarp Irano ir Omano yra įrodymas, kad režimas išnaudoja kiekvieną akimirką, kad galėtų judėti link kitų, didesnių, strategiškai svarbių tikslų regione. Ir tai turėtų būti signalas Amerikai, kad pasitikėjimas tikrai nebus tarp šių dviejų šalių artimiausiu metu. Ir kad Amerika taip pat turėtų naudoti šį laiką, stiprindama ryšius su savo partneriais, o ne statydama ribas. Ir taip pat, kad galėtų toliau siekti savo tikslų ateityje, o ne mažinti spaudimą. Kaip manote, ko Iranas tikisi iš Omano ir atvirkščiai? Manau, jie bando įtikinti Omaną, kad sąsiaurio kontrolė veikiau yra suvereni teisė, o ne tarptautinė teisė. Be abejo, jie žino, kad abi pusės turės naudos, jei pavyks įvesti rinkliavas ar mokesčius. Ir jie bando priversti Omaną toliau atsiriboti nuo Amerikos tvarkos, kas Omanui jau ir tai buvo gana lengvai įgyvendinama, nes jie turėjo arba tariamai turėjo tokį 9 neutralų Šveicarijai prilygstantį vaidmenį regione. Tačiau, mano nuomonė, tas vaidmuo iš esmės buvo prarastas, nes daugelį metų Omanas pernelyg stipriai rėmėsi diplomatiją su Iranu. Ir taip pat šį vaidmenį perėmė kitos šalis, susibūrusios pagal naują paradigmą, vadinamą STEP. Saudo Arabija, Turkija, Egiptas, Pakistanas, kurios iš tikrųjų pranoko Omano vaidmenį. Taigi Iranas iš esmės bando paversti Omaną savo advokatu čia. Ir jei atkreipsite dėmesį į susitarimo protokolo tekstą, be kovotojų, be Amerikos, Jungtinių valstybių ir Irano, dvi šalys, kurios minimos tame protokole, yra Libanas kelis kartus ir Omanas. Ir Iranas iš tikrųjų bando pasinaudoti omaniečiais, kad įtvirtintų savo įtaką ties Hormūzo sąsiauriu. Taigi, turiu omenyje, net jei jie ir sutiktų su visais šiais dalykais, kalbant apie suverenitetą ar ne, kaip tai galiausiai galėtų paveikti tą susitarimo protokolą? Jei jie iš tikrųjų nesilaiko arba randa būdų apeiti tai, ko tikisi prezidentas Trumpas, tikėdamasis, kad tai bus pasiekta? Na, tai labai priklauso nuo to, ar tikite, kad susitarimo protokolas nuves prie galutinio susitarimo, didesnio, išsamesnio susitarimo. Arba jei manote, kad susitarimo protokolas bus sužlugdytas dėl nepasitikėjimo, konflikto ar eskalacijos kitur. Ir mes vėl grįžtame prie priešiškumo. Arba jei manote, kad susitarimo protokolas bus tarsi pratęstas neribotam laikui, pratęstas visos Trumpo administracijos metu, kad režimas galėtų laikui bėgant generuoti pinigus, naudoti savo svertus, kad išvengtų maksimalaus spaudimo sankcijų. Jei tai taps didesniu susitarimu, turėsime daug ko nerimauti, nes Iranai susitarimo memorandume iš esmės kalba tik apie tai, kad 60 dienų nevykdys rinkliavų Hormūzo sąsiauryje. Ir jų griežtoji žiniasklaida, net kai buvo pasiektas susitarimo memorandumas, iš esmės gyrėsi tuo, kad po 60 dienų jie turės kitus mechanizmus pinigams gauti. Ir viskas, ką jie pasiūlė Amerikai derybų metu, buvo nuolaida arba sandoris tiems 60 dienų. Taip pat, kas yra problemiška, šis režimas vis dar reikalauja, kad per sąsiaurį plaukiantys laivai registruotųsi režimo draudimo sistemoje. Jie tiesiogiai jų neapmokestina, bet surenka daugiau duomenų nei reikėtų šaliai, kuri nenori patruliuoti šiame svarbiame tarptautinėme vandens kelyje.
Irano vyriausiasis derybininkas teigia, kad JAV iš tikrųjų sutiko atblokuoti $12 milijardų vertės turtą dviem dalimis. Ką jie padarė, kad to nusipelnytų ir kodėl mes to negirdėjome iš paties prezidento Trumpo? Na, mes žinome, kad pagal susitarimo memorandumą ateityje bus prieiga prie įšaldytų lėšų. Klausimas yra toks, ar jos bus laikomos sąlyginio deponavimo sąskaitoje ir labiau apribotos? Ar joms bus taikomi humanitariniai įstatymai ir išimtys, kurios egzistavo ankstesniuose JAV sankcijų režimuose? Atrodo, kad būtent tai viceprezidentas Vansas ir turi omenyje, kai kalba apie įšaldytų lėšų panaudojimą sojų, kukurūzų, kviečių ar kitų amerikietiškų žemės ūkio produktų pirkimui. Nepamirškime, kad taip pat yra sunku, jei šios lėšos lieka užblokuotos ar įšaldytos. Žinote, techniškai taip, tai yra režimo pinigai, bet tuo pačiu metu naudojantis oficialia finansų sistema, norint daryti su jais ką tik nori, vis tiek bus tam tikrų sąlygų. Tačiau turiu tam tikrų nuogąstavimų, nes, kaip jūs teigiate, apie tai nuolat kalba režimo žiniasklaida. Ir išskyrus tą vieną sakinį apie kviečius, kukurūzus ar soją, neturime aiškumo iš Trumpo administracijos dėl šios ar kitų anksčiau įšaldytų ar užblokuotų lėšų statuso kitose šalyse, kurios anksčiau pirkdavo ar laikydavo Irano naftą. Gerai, labai ačiū už paaiškinimą. Belamas Denas Talebliu, vyresnysis bendradarbis, Demokratijos gynimo fondas. Ačiū Jums.